sąmyšio ir noriu jums šiandien pristatyti Europos verslo projektų agentūros naują projektą. Jisai yra dar nestartavęs, startuos sausio viduryje. Tai naujas įdomus projektas, pavadinimu Smart Business modelis. Ne taip, atsiprašau, sukirčiavau. Reiškias, kuo jisai aktualus, kas slypi po tom raidėm ir kodėl mes čia turim juo domėtis. Visi mes, lietuviai, mėgstam dirbti tinkluose ir ne tik, ieškom uždarbio galimybių, kas yra sveikintina ir reikalinga, nes dabartinė situacija labai aiškiai parodo kryptis, reiškia, krypstam visi į virtualumą, aišku, krypstam ir nestabilumą, bet tą padėtį nieks kitas už mus nestabilizuos, jeigu nerasim variantų, kaip uždirbti, išgyventi ir išsilaikyti pozityviai. Tai mes daug kas praėję per tinklinio marketingo projektus, kai kas ir per realius, ir toks išaiškėjo požiūris ar patirtis tokia atsirado, kad jeigu daiktai geri, tai nedosnus marketingas. Jeigu dosnus marketingas, tada ar lyderiai nesusitvarko su pozicijom, neteisingai sudirektoriauja, ar prioritetus netaip paskirsto. Ir tai turėtų būti pačio verslo modelio teorijoje ir praktikoje. Tai Europos verslo projektų agentūra siūlo mums įdiegti Pabaltyje naują projektą, Smart Business modelį. Vėl aš kažkaip labai čia noriu jo kirčiuoti. Reiškias, ta agentūra intensyviai remia ir skatina šio startuolio veiklos pradžią Europai. Už to stovi amerikiečiai finansiniai laiduotojai. Ir tas modelis būtų mums įdomus tuo, kad jisai tą, ką aš vardinau kaip trūkumus, turėtų juos pašalinti ir suvienyti į vieną verslo modelį, kuris suvienytų pagrindinės kiekvieno žmogaus veiklas. Tai reiškia pagrindinių pramoninių ir maisto produktų vartojimą, verslą, mokymus, poilsį, pramogas ir aišku turėtų duoti dosnų uždarbį. Tai šitą aš jums bandysiu šiandien perteikti, kaip pavyks nežinau, jeigu kas, tai dar persiteikinėsim ir klausinėsim ir atsakinėsim. Bendrovės ekspertai, kurie dalyvavo šitos įmonės kūrime, turėdami didžiulę patirtį ir žinias, jie buvo parengti, parinko čia aukščiausios kokybės produktus vartojimui ir reklamavimui, sukūrė efektyvią sistemą, kuris skatintų mus kaip projekto dalyvius ieškoti tarp mūsų tarpo geriausių mokytojų, konsultantų, vadovų. Ir aš šiandien jūs kviečiu ne taip, kad pasidomėti ar čia pasismalsauti, aš jūs kviečiu į priekinę liniją, ieškau lyderių, ieškau vadovų, ieškau žmonių, kuriem reikia pinigų ir kiek galiu tikrai padėsiu, skaitau, kad turiu pajėgas ir galimybės padėti ir suprantu, kaip tą reikia daryti. Taip, kad kiekvienas aktyvus projekto dalyvis čia yra laukiamas, kviečiamas ir gaus darbui pagrindinės reikalingas priemonės ir taip pat mano ir įkūrėjų pagalba. Reiškia, kadangi aš jūs kviečiu į pačią projekto pradžią, tai mes visi registruoti tie nariai, dabar yra prie starto šito projekto, galėsim dalyvauti, formuojant vartotojų krepšelį, pačią verslo aplinką, galėsim dalyvauti, patarti, teikti savo pasiūlymus, kaip skatinti, apdovanoti aktyvius darbuotojus, kokias prekes įdiegti, ko tam modeliui trūksta. Ir mūsų nuomonė agentūra yra svarbi, kadangi tai mes būsim pionieriai ir mūsų patirtis padės išvengti tų klaidų, su kuriuom mes susidūrėm kitose tinklinio marketingo sistemose. Tai šiandien mes ir kviečiam jūs prisidėti prie šito išmanaus modelio reguliavimo, įdiegimo, siūlom prisiregistruoti ir pateikti savo pasiūlymus ir aktyviai dalyvauti. Tai kaip minėjau, SBM projekto sukūrimą inicijuoja, remia ir palaiko produktų namams, sportui, verslui, sveikatai, grožiui ir visai sveikai gyvensenai gamintojų asociacija. Reiškia, mūsų versle bus daug gamintojų ir jie tiesiogiai teiks mums visas verslo
galimybės tiek pačius produktus tiek ir marketingo subtilumus reguliuos, nes viską reguliuoja pinigai, jūs patys žinot. Tai reiškia, kas būtų tas smart business modelis šiandien. Tai grubiai pasakysiu taip, tai būtų žingsnis kelias nuo vartojimo iki verslo. Ir kompanija SBM tai elektroninė parduotuvė, kurioje mūsų SBM reklamos agentų pastangomis, čia būnam kaip agentai, kaip skatintojai, vadybininkai, menedžeriai, kaip čia pavadinsi, mūsų pastangom bus reklamuojamos, skatinamos vartoti kokybiškos ir patikimų gamintojų pagamintos prekės. Tai vat, visada mes išradinėjam tinklinės tinklodaros įmonės labai dažnai kalba, kad jų labai idealūs marketingai, kad jie yra stulbinančiai naudingi, bet kažkodėl daugelis iš mūsų esam nusivylę. Todėl SBM'as paėmė truputį kitą rakursą. Čia yra kviečiama naudoti klasikinio marketingo sistemą. Jis yra naudojama draudimo organizacijose, tai yra paprastas, senamadiškas, 60 metų senumo, klasikinis marketingas su nedidelėm pradinėm investicijom ir užgarantuojantis stabilę augimo tendenciją. Reiškia, dabar ta veikla tos naujos kompanijos, jinai turėtų būti apjungus 4 sritis. Tai būtų produktai, kuriuos mes naudosim patys ir reklamuosim ir skatinsim naudoti. Jum nereiks čia nieko pardavinėti, paprasčiausiai mes reklamuosim elektroninę parduotuvę, kurioje yra atitinkamai paruoštos, atrinktos, pateiktos tiesiai iš gamintojų prekės. Prekės tai yra pirmo būtinumo arba antro būtinumo, bet tos, kurios greit susivartoja. Tai maisto produktai ir visa kita, kas žmogui reikalinga kasdien ar susivartoja. Tai gal ne kompiuteriai, ne baldai, bet viską, ką žmogus susitepa, sunaudoja dažnai. Ta prasme, daug sunaudoja. Pastoviai, reiškia, yra poreikiai šitų produktų. Toliau antra rūšis, logiškai, kad tuos produktus mes paskatint galėtume naudoti, mes turim iš to turėti naudą. Tai reiškia, biznio sistema apjungs SBM veikla. Reiškia, atitinkamą marketingo modelį analizuosim. Aišku, kaip ir sakiau, daug kur yra vykdomi mokymai, bet jiem kažko lik trūktų. Tai čia mes jums siūlom integruotą sistemą toje pačioje SBM veikloje. Jinai bus integruota pas jūs kompiuteryje ir jūs galėsit kiekvieną produktą, kiekvieną paslaugą ir paslaugos bus įsianalizuoti pačioje planšetėje, nes bus mokomieji filmukai, paskaitos, aprašai, viską jūs turėsite, atsiverčiat kompiuterį, viską turit. Ir aišku, jeigu yra darbas, yra pinigai, yra mokslai, tai turi būti ir poilsis. Tai bus irgi atiduota duoklė šitiem dalykam, kad vienytųsi kaip bendruomenė šita kompanijos partnerių veikla ir mes turistausim, sportuosim, kažkokius gausim balus už tai, už aktyvumą, tai pavadino tai poilsiu. Tai reiškia, darbas, produktų reklama arba pardavinėjimas, arba galit pardavinėti, arba galit tinklą statyti, kaip nori, čia mes neuždrausim, bet reiškia, yra produkto reklama, per biznio pagrindus, per gerą klasikinį marketingą, bandysiu įrodyti aš jums tą gerumą, mokymus ir per poilsį mes eisim į 4 veiklų susivienimą, kuris mums teikia naudą. Ir reiškia, kaip ir minėjau, visą tai jūs gausit starto pradžioje už startinį mokestį 560 €, jūs patapsit SBM projekto reklamos agentais ar menedžeriais ir įsigysit startinį produktą planšetę, kurioje bus integruota, matot, jos yra baltos ir juodos, moterim visada siūlau baltą, kažkaip čia man taip užėjo, o vyram juodą, ir toje planšetėje, kurią mes skaitam kaip startinį produktą, bus viskas, ko jums reikia judesiui. Tai instrumentas, kuris padės jums aktyviai vystyti savo veiklą. Tai yra greit patekti kompanijos puslapį, realių laikų matyti visas kompanijos naujienas, renginius, akcijas ir viską, kas vyksta. Visus pokyčius.
greitai įeisit į kabinetą, greit galėsit registruoti naujus partnerius, galėsit vesti prezentacijas, bus integruota pastoviai pati verslo prezentacija, jeigu dar nesugebėsit ar bijosit, ar kažkokių žinių jums truks, tai bus integruota prezentacija, žmogui galit parodyti, trupučiuką pakomentuoti ir jums šita našta bus labai stipriai palengvinta. Visada galėsit bendrauti su savo partneriais, nes visi turės tokius pačius instrumentus, tos pačios bus paskirtis ir galimybės ir puikiai galėsim visi susisiekti greitų, nes galingos tos planšetės. Reiškia, ta planšetė bus ir galinga, ir lengva, ir patogi, tilps rankiniai, turės klaviatūrą ir pelę, nes, žinot, kai būna kartais tais pirštukais stumdai, ir ten gal liktai paskui susikoncentruoji ne į tą, ką reikia susikoncentruoti, darbui turi būti rimtas įrankis. Tai va, tokį įrankį jūs ir gausit. Ir visokių kitokių dovanų, prizų, pirmieji, tai jūs patys suprantat, jeigu jūs patapsit tais pionieriais, jūs tikrai gausit daug dovanų. Aš jums visų paslapčių čia negaliu išduoti, bet tikrai reklamuosim ir skatinsim, kadangi pati projekto pradžia turi būti energinga, griausminga ir naudinga, žmonės turi būti suaktyvuoti ir aš viską irgi darysiu, kad tie žmonės gautų papildomų dovanų ir visokių kitokių naudų. Tai va, dabar kaip čia viskas vyktų. Jeigu jūs jau patikėtumėt manim, dabar šiuo metu jums taip teks padaryti, jeigu patikėt mano žodžiu, kad tie daiktai, ta elektroninė parduotuvė bus gerai organizuota, tie produktai geri, tai kaip mes čia viską darysim ir kaip čia tas modelis pradės vystytis. Tai va, taip ir bus, kaip ir dabar yra, mes jums suteiksim informaciją, jūs suteiksit savo žmonėm ir pasiūlysit dirbti ir ką jūs už tai gausit. Kiekvienas menedžeris, agentas SBMO pakvies partnerį ir užregistravus naują partnerį su 560 eurų investicija, kurią investuojame į savo įrankį planšetę, jūs gausit 70 asmeninių vienetų, kurie yra prilyginami vienas vienetas vienam eurui. Tai kas dirbė ir dabar turbūt matau ten pagal reklamą jūsų, kad ir Business Technology matau ten yra ir visa kita, reiškia, jūs ne naujokai čia esat, kažkur vis tiek dirbat ir kas su tinkliniu marketingu susipažinęs, tai žinot, kad visa veikla paprastai taip ir būna. Yra neišimtis ir SBM'as, jūsų veikla bus vertinama vienetais asmeniais ir struktūriniais vienetais. Ir lygiais, reiškia, ką suvartosim ir prapirksim patys bus asmeniai, ką jūsų pakviesti žmonės struktūriniai ir šitie vienetai susumuoti ir atskirai pateikti, kils mus per karjeros laiptelius, tai yra perkels į kitus lygius, o tai yra pinigai. Ir vat, kokią premiją, reiškia, gaunat koeficientą, čia reiktų įsivesti 8, kad jums lengviau būtų skaičiuoti, tai vat, jums kiekvienas pakviestas žmogus su startiniu produktu atneš 70 veiklos tų vienetų ir toliau jau čia nuo jūsų priklauso, kaip jūs suksitės. Bet mes skaidriai jums pateikėm tokią schemą, kad siūlom turėti pirmus 4 partnerius, nes tokias skaičiuotės duodam, jūs šitą medžiagą visą turėsit, jūs pasimsit, jeigu aš jums dabar viską pasakosiu, tai jūs tikrai pusę neatsiminsit, bet skaidriai yra aiškiai paskaičiuota, kad jūs įvesti kažkokią metodiką. Tai reiškia, jūs pasikviečiat 4 žmonės, jie jums kiekvienas žmogus atneša 70 asmeninių vienetų. Kas atsitinka toliau? Jūs keliatės į kitą lygį ir mes prieinam prie įdomiausios dalies. Reiškia, prieinam prie SBM marketingo pačio karjeros, pačių įdomiausių dalykų, tai yra skaičiukų. Kada jūs ateinat į SBM klientus, jūs užsiregistruojat, jūs dar ne agentas, tik tai, nes bus žmonių, kurie ateis neverslauti, bus žmonių, kurie ateis tik vartoti ir mes jų irgi negalim, kaip sako, brokinti, nes aš jums to paaiškinsiu, kodėl. Kiekvienas prapirktas vienetas, kiekvienas euras jums neš vienetus. Tai kada jūs pirmoji pakopoje esat klientas SBM'o, jūsų darbo apskaita prirašoma prie 1 euro. Jeigu jūs, kaip rodom skaidriai, prieš tai atsiminkite tą skaidrę, 4 žmonės pakviesti, kurie suneša jums po 70 veiklos vienetų, jūs jau turite 280 vienetų ir keliaujate į antrą lygį. Ir antram lygį jūs jau gaunate vertę savo to uždirbto taško 1,4. O jūsų visi kiti žmonės, kurie dar nepasiekia to lygio,
jums neša eurą, jų veikla neša eurą. Tai jūs suprantat, kad atotrukis tarp iš euro 40 atėmus eurą, jūsų uždarbis gaunasi nuo tų taškų 40 centų. Ir jeigu jūs surenkat 280 taškų asmeninių, jūs patampat agentų, reiškia, užlipat į antrą pakopą ir gaunat 100 eurų dydžio bonusą. Be tų taškų, bet jau čia kaip papildoma bonusą, nes čia yra kelių rūšių bonusas. Tai reiškia, jūs paskui kirtę šitą pereisit per skaidrės ir pasianalizuosit. Aš biškį jas pravesiu, bet kas toliau. Kada jūs turit 280 asmeninių vienetų, o jūsų suorganizuoti žmonės sukuria jums 1400 eurų apyvartą, jūs patampat bronziniu agentu. Nu, sutikit, 1400 už daiktus, kuriuos suvalgom, sunaudojam ir vėl darysim, nes jeigu taip patikėjot manim, kad tie daiktai bus geri ir toliau naudosim, nes priprasim prie jų. 1400 apyvartą yra tikrai nesunku surinkti. Tai jeigu tokia apyvarta pasidaro, jūs patampat bronziniu agentu, jūsų taško vertė pakyla iki 1,7 euro, tada suvokit, kad kažkurie jūsų pakviesti žmonės bus antram lygmenį, kažkurie pirmam ir skaidrėse pažiūrėsit skaičiuotę, imkit lapą, pasidėliokit kiekvienas, kaip tai atrodo ir kiekvienu atveju bus kitaip. Vienas turės daugiau žmonių antram lygiai, kitas pirmam, kitas gal iš vis neturės kažkiek laiko, kol susivoks, bet jeigu jūs jau trečiam lygiai ir esat bronzinis agentas, jūsų įkainis 1,7 ir gaunat pasiekę šitą lygį 500 eurų vienkartinę skatinamąją premiją išmoką. Tai reiškia, tą, ką uždirbat nuo struktūros atskirai, plus 500. Jeigu jūs 4 žmonės pasikvietęs, kaip dabar skaidriai matot, struktūra vykdo toliau veiklą, jums yra paskaičiuota, ką jūs gaunate toliau. Jeigu viskas vyksta pagal planą, 4 tie žmonės stovi lygyje po 1 eurą, atsiranda dar 2 žmonės, kuriuos jūs pakviečiate, tai suskaičiuota yra, kad jūsų mėnesio pajamos bus 674 eurai. Sudėti asmeniai ir grupiniai vienetai atneša dar 1680 eurų ir plus, kaip minėjau, 500 premiją ir įgyja teisę į bonus automobilį. Apie automobilius paskui aš trupučiuką vėliau, bet dabar dar norėčiau grįžti prie marketingo SBM. Reiškia, kada jau jūs surenkat 1400, aišku, logiškai jūsų žmonės pradeda kažką veikti, kaip tose skaidrėse galėsit tą matematiką persiskaičiuoti, jūs surinkęs grupinių taškų 7350 patampat sidabriniu agentu. Asmeninių taškų jūs turite turėti vienetų 560, grupinių 7350, kas tinklistai esat suvokat, kad tai nėra sunku. Jūs įveikėt 4 pakopą ir gaunat 1000 eurų papildomą premiją ir tai, kas matyti skaidrėse. O tai reiškia, 2 pinigai turit suvokti, o skaidrėse yra pasakyta taip. Jūs jau tokį darbą atlikęs, perėjęs 3 lygį, gaudamas 1,7, gaunate 1095, o perėjęs į 4 lygį, jūs gaunate 3308 eurus ir plus pagal tai priklausantį atlygį, reiškia 1000 eurų premiją. Jeigu jūs energingas, gabus, jūsų struktūra suprekiauja 23 660 eurų, o jūs pats turit 700 eurų vienetų, jūs pasidarot auksinių agentų, gaunat pagal struktūros įsidėstymą marketinginį atlygį, kuris bus 3-4 tūkstančiai, žiūrint, kaip ta struktūra bus įsidėjus, ir 3 tūkstančius gaunat vienkartinę išmoką už tai, kad jūs atlikot SBM-ui naudingą darbą, tai yra kūrėt struktūrą. Mes daug kur susidūrę esam, kad kiekvieną mėnesį mes savo vargelį su tinklu ir jo tinklodarą pradam iš naujo. SBM-as turi porą labai gerų marketinginių momentų ir vienas iš jų tai, kad jūs niekada nepradėsit mėnesio nuo nulio. Ta, ką aš jums dabar pasakoju apie tas pakopas ir mes esam užstrigę ties 3000 šiuo metu, jūs atsikeliat sausio 1, gruodžio 30, pasiekę šią ribą ir pradedat gyvenimą su tikslu pasiekti auksinio agento, briliantinio agento lygį.
Reiškia, visi jūsų asmeniniai ir struktūriniai vienetai akumuliuojasi. Ir jums kuria fondą, kuris niekada nenunyksta. Tai visada jūs užkylę iki kažkokio karjeros laiptelio, SBM nenukrisit. Gal jūs prastovėsit tą mėnesį, gal jūs išvažiuosit, gal jūsų vaikai surps iš jūsų laiką ir jūs negalėsit nieko dirbti, bet jūs vis tiek liksit gavęs 3000, liksit auksinio agento statuse ir jeigu jūsų ta organizacija užstriks ties 23 000, nu vat neperka tą mėnesį, nieko, niekas nedaro, įsivaizduokit, žiauru, visai nieko. Bet taip nebus, vis tiek kažkas trupučiuką vyks. Tai jūs vėl gausit už tą padarytą darbą. Tai bus, reiškia, mėnesių prastesnių, geresnių, bet niekada nebus nulinių ir jums niekada nereikės sukti galvos, kaip vėl viską nuo nulio pradėti. Tai va čia yra labai svarbu. Antras labai svarbus daiktas, tą, ką Asta apibraukus, raudonos sumos. Be tų pinigų reikia suprasti. Jūs pažiūrėkit skaidrėse skaičiuotės, mes dar kažkokią gal trumpai prabėgsim. Vieni pinigai juodais skaičiais, tai reiškia kasdieniniai, kasmėnesiniai. Jų nepaprognozuosi. Suprantat, jūs gausit, paregistruosit žmogų, jūs 70 vienetų gausit. Jūs tą mėnesį neparegistruosit, nu negalit, neturit laiko. Jūs negausit 70 asmeninių vienetų, jūs gausit 10 asmeninių vienetų už savo pirkinius, už savo žmonių pirkinius. Mažiau gausit, bet vis tiek kažkiek gausit. Bet jeigu jūs aktyvus ir ta sistema pasiteisins, tai jūs įlipęs į briliantinio agento statusą, tai reiškia surinkę 700 000 apyvartos ir turėdamas tik 840 asmeninių taškų. Jūs supraskite, kad 840 asmeninių taškų, kas susidūrė su tinkliniu marketingu, kiek mes esam prikišę, norėdami užbaigti, pinigų norėdami užbaigti karjerinius laiptelius, kad pasistumėti, nes kai išmokstam skaičiuoti, tai sakom, reikia pasistumėti ar dirbtinai. Tai čia 840 asmeninių taškų, 840 eurų prasipirkti per pusmetį, tai yra juokinga. Ir atvedus žmonės į struktūrą su prekiauti 700 000 eurų, paimti 10 000 premiją, tai tikrai nėra labai sunku. Ir mes linkim, kad visi padarytume tai ir kas ateis pirmi, padarys. Nes aš tokia esu ožkos metais gimusi, aš ką imu, kas mane pažįsta žino. Jeigu aš imuosi, aš padarau. Ir jūs turėsit padaryti. Nes arba padėsiu, arba nepadėsiu, bet vis tiek padarysit. Nes tai yra realūs skaičiai, suprantat? Čia labai realūs skaičiai. Ir kai jau jūs čia pasidarysit kietos ir malonios, ir protingos, ir žinių pilnos, jūs pasieksit direktoriaus statusą, tam jums reikia, kad jūsų apyvarta išaugtų iki 218 000. Ir tik 910 asmeninių vienetų. Ir kas tada? Tada jūs pasiekėt direktoriaus statusą, tą mėnesį ten kažkur uždirbsit daug, 5-7 tūkstančius ir gausit 25 000 išmoką už lojalumą. Kad užmotyvuoti jūs, esate atidarius skaidrę, kurioje yra skaičiuotė. Jeigu jūs rinksit į komandą normalius žmonės, ta prasme darbščius, normalus tai yra darbštus, visa kita pasiekiama. Mes jums teikiam dabar skaičiuotę, kiek jūs uždirbsit su vienu agentu, kuris pasieks 7 lygį, reiškia, prašoks tuos iki 218 000, su sąlyga, kad jūs visada būsit vienu lygiu aukščiau. Daug kas tos sąlygos neišpildys, bet jeigu išpildys, tai čia viską grindžia matematika. Nuo kiekvieno aktyvaus žmogaus, ir jeigu jūs pats būsit aktyvus, kai jis perės 7 pakopas, jūs būsit gavę 47 645 eurus. Norit ar nenorit, vieną sąlygą, jūs turite atsiplėšti per vieną pakopą. Ir kas ateis į mano komandą, mes šnekėjom su kiekvienu individualiai ir jums sakau iš karto, visiems mes pradėsim nuo tos schemos, kad bandysim pastatyti su mūsų žiniom ir energija, jums padėti pastatyti 4 tiesiogiai žmonės po savim. Kodėl? Todėl, kad aš pati perskaičiau tą skaičiuotę ir noriu, kad nebūtų klaidų, kurias mes turim kituose tinkluose. Jūs 4 pasistatę, aš įskaičiau, jūs turėtų niekada jūsų nepavyti. Tai ta prasme, aš noriu, kad jūs paimtumėt visi aktyvus va šitos pinigus. Ar mes juos paimsim per pusę metų, ar mes paimsim per metus, bet neilgiau. Nes ilgiau čia nėra ką veikti. Logiškai jums turėtų klausimas iškilti, kas po to, tai trumpai pasakysiu, kada nors, kai motyvuot norėsiu. Toliau virš briliantinio to direktoriaus, vietoj direktoriaus atsiras kitos pakopos, ten gausit daug mažiau,
tik 20 centukų atotrukį, bet nuo 7 lygio jums įjungia pasyvios pajamos, bet apie tai kitą kartą. Bet turiu pabrėžti marketinginį pliusą. Be papildomų premijų, be kasdieninių bonusų, pabaigę 7 karjeros laipsnį jūs pereinat į pasyvias pajamas, ko mes visi trokštam, nes čia mes jau ne jaunikliai, mes visi trokštam pasyvių pajamų, bet turit pasiekti 7 pakopą. Dabar madoj labai pasaulyje virtualiam ir kasdieniniam cashbacko pavadinimas ar samprata, tai yra grąža už pirkinius. Ta prasme, mums teikiamų nuolaidų suma arba dydis. Tai SBM yra paskaičiuota. Už kiekvieną eurą išleistą, jeigu jūs būsite pirmam lygi, jūsų pirkimo nauda bus 12,5%. Jeigu jūs perlipsit į antrą lygį ir jūsų darbas bus vertinamas 1,4 eurais, duota šalia skaičiuoti, jūs jau gausit 17,5% ir atsiranda išmokos už struktūros procentinės, 5% už struktūros pirkinius. Jeigu peršokat į trečią lygį 21%, jeigu ketvirtą 25% ir šalia yra parodyta, kiek gausit nuo struktūros, tai daug, tikrai labai daug. 5 lygiai 28, 6 31 ir galutinis, ko jau daugiau mes jums negalim duoti, 7 lygiai, kai jūsų įvertinimas darbo bus 1,2,7 euro, tai jūs gausit 33,75% naudą arba nuolaidą. Aš dirbu su 3 projektais, kuriuose yra cashbackas, tokios naudos mes niekur neturim. Nuolaidas, bet čia yra ten truputį kitos sistemos. Nu tai va, tai dabar čia viskas labai jau gražus tie skaičiai. Šitas apmokėjimo už darbo struktūras apskaitos skaidrės jūs turit patys pasimti lapelį ir paskaičiuoti, nes kad aš čia pasakosiu, jūs nieko neatsiminsit. Bet jeigu jau mes dabar norim tų 47 000 greitai, tai turėtume pereiti prie to, iš ko ta kompanija gyvens ir iš ko mes čia lopsim. Tai reiškia, kaip minėjau, tai bus didelė europinė internetinė parduotuvė ir jūs man sakysit, žinau, ką galvojat. Pilna rinka daiktų už pigiai ir daug, o mes dar įdieginėsim vieną virtualią parduotuvę. Ir įdieginėsim. Ir ne vieną, ko gero. Ir dar kitą, jeigu šitą neduos uždirbti, įdieginėsim kitą. Tai esmė, jūs esat ne vienas nusivylęs internetiniais pirkiniais. Ką jums duos SBM internetinė parduotuvė? Kaip sakiau, formuojant parduotuvės asortimentą, atrankoje labai stipriai dalyvavo specialistai, kadangi asociacijos kelios stovi už to, sveikos mitybos ir gyvenimo būdo ekspertai. Ir pirmenybė buvo suteikta, va tam, kam ir sakau, bijomės tų apsipirkimų. Tai yra optimaliam kainos ir kokybės santykiai. Nes daug yra daiktų, bet nusipirki pasirodo nedaiktas. Buvo ir yra toliau atrinkinėjami ir jūs išgirsim, išklausysim, jeigu turėsit ką pasiūlyti, ir lietuvių čia bus gamintojų. Jeigu pionieriai, tai turėsit teisę siūlyti, gausit finansinį atlygį, jeigu įdieksit gerą gamintoją ir atrinkinėsim toliau. Ir dabar yra atrinkti palygint brangus, garsių markių firminiai daiktai, bet mes visi galėsim įsirinkti ir ekonominės klasės variantus. Visų produktų kokybė yra aukščiausios rūšies, aukščiausia kokybė ir visi produktai bus su europiniais sertifikatais. Parduotuvė kaip išskirtinumą siūlo Rusijai daug pagamintų prekių, dėl to, kad mes dar tikim, kad ten yra daug natūralių ingredientų, tokių kaip propolis, mumio, gyvačių nuodai, skruzdžių alkoholis ir kita. Tas, kas mums yra aktualu kasdienybei, iš tikrųjų sveikatai. Matysit ir Rygoje gaminamus sveikus gėrimus ir balzamus, daug kas žino, daugam tie produktai yra įdomus. Kas domisi sveika mityba ir nori kontroliuoti svorį, bus siūlomi nekaloringi ir lengvai paruošiami dribsniai, sriubos, kokteiliai, vitamininiai gėrimai, įvairūs kiti preparatai. Tai va. Ir esmė SBM tos parduotuvės dar yra tai, kad tai bus nenuoga parduotuvė. Nes paprastai ateini į parduotuvę, kad ir tam pačiam AliExpress'e, ten daug gražiai parašyta, bet tu tuose tyruose pavalkatauji, kažką nusipirki, aišku, paskui daug nusiperkam gerų, bet daug ir negerų, o čia jūs turėsite SBM parduotuviai
daug naudingų patarimų iš maisto gamintojų, tiekėjų ir sveikatos ekspertų. Jums reikės pasiaiškinti, skauda stuburą. Ten, žinot, jūsų 5. slankstelis ten kažkoks ar kaip. Jūs eisit į Dikulio saito dalį ir jisai gausit patarimų. Gausit įvairių ekspertų patarimų. Namam galėsit įsigyti visokių produktų. Tai viskas skirta sveikai gyvensenai. Tai fiziniai terapijai, masažui, siekiant išvengti raumenų ir kaulų ligų, bus pateikta vartotojams daug šildančių ir atpalaiduojančių balzamų, gelių, kremų. Visame pasaulyje žinomo medicininės reabilitacijos centro Valentino Dikulio patarimai jums padės susirasti savo tinkamą priemonę. Tinkama tai tokia, kad jūs išleidęs pinigus turėtumėt maksimalią naudą. Vokietijoje gerai žinoma parfumerijos įmonė Lauretta Larix pasiūlys mums aukštos kokybės kvepalus. Nes kiti sakys, aš sveikas, man duokit kažkokio kito hormonijos preparato, sunku dabar tuose namuose uždarytiems sėdėti, gal nors plati madingų moteriškų ir vyriškų aromatų paletė padės mums praeiti tą sunkų laikotarpį. Europos įmonė Binoteka mums pažįstama iš kitų verslo modelių, kuria naujoviškas ekologiškas buities valymo priemonės. Man asmeniškai jos labai patinka, nes baigėsi mano niežuliai, bėrimai, užvinėlinės ir visa kita. Nes Binoteko produktai yra ekologiški, antialergiški, praturtinti probiotikų kultūrom. Ir apsaugo mus nuo patogeninių bakterijų, ypač svarbu dabar, ir nekenkia aplinkai. Biologiškai susiskaido, be fosfatų ir, kas man labiausiai patinka, yra įperkami ir ekonomiški. Ta vieną butelį nusiperki ir plauni. Bet sakau, baigėsi pas mane namie ir katė ir šuo, miegam vienoje lovoje ir nesergam. Ir neberia mūsų. Anksčiau būdavo visokių dalykų, mane nuo miltelių iš vis labai jautri tokiam dalykam. Tai vat, kaip ir kalbėjau, bus tos prekės, kurios reikalingos su maistu, gal biškį sunkiau, bet bus ir maisto kažkiek, bet bus antro būtinumo tos prekės, kurias mes kasdien sunaudosim. Pasiūlysim Royal Dentos asortimentą, labai geri šepetukai, pati išbandžiau, pasta gera, bet vėjus geresnė galbūt, juokauju. Bet šepetukai tai irgi labai daug bandžius, žinau, kad puikus, iš tikrųjų tai puikus. Bet ne tame esmė, kad bus 4 rūšys pastos, daug šepetukų rūšių ir visa tai bus pastoviai, tiekimas bus, dar nepabrėžiau, kad labai geras, nes bus tiesiogiai iš gamintojų ir fabrikas pats matys, ko sistemoje trūksta, internetinis modelis neturėtų mūsų pavesti. Tai Pietų Korėjos yra ta Royal Denta, bet akcininkai yra lietuviai. Tai paremsim ir Lietuvos verslininkus. Tai va, labai faini produktai bus iš termoterapijos, kas žinot, produkcijos yra, kaip pas kaimynus, mūsų užpatentuotas fabrikas latvius ir jie gamina termoterapinius raiščius, kurie akumuliuodami mūsų kūno šilumą ir infraraudonuosius spindulius atmuša atspindžių šilumą, sutaupo taip mums 1 laipsnį 2 ir mes gydom kūną savo kūno šilumą. Tai reiškia, nebus paklaidos, nes daug kas turėjo sandorį su masažais ir prirašytais šildymais, kai vieni šildosi, sako, oi kaip gerai padėjo, o kitas sako, man nieko nepadėjo. Todėl, kad kiekvienas žmogus yra individas, jo srautai yra individualūs, o elektros yra vienas, o šildytuvai dabar visi elektriniai. Dėl ko pūslė kartais guminė daugiau padarydavo, todėl, kad jinai buvo šildoma vandeniu, o energija ėjo žmogaus. Tai pūslė kartais geriau padėdavo negu elektra. Tai turėsim puikius raiščius, batukai yra kepurės, kam migrena, mes šitą produkciją išbandę ir esam patenkinti. Kam kraujotaka, varikozė, bateliai yra superiniai, namie žiūrit teliką, dabar visi uždaryti kojas į sieną pakeliat, sėdit su batukais ir tvarkote savo įaugusius nagus, grybelius ir varikozės. Puikus bus, mums moteriam labai svarbu tepalai, koloidiniai grožio tirpalai, rankų kremai, šampūnai su natūraliom medžiagom. Kaip minėjau, tai daug rusiškos produkcijos gamintojai bus. Bus markė Lašadinė Sila, žinot, daug kas dabar uždarytos sienos, prarėtėjo pasiūla, galbūt ir kainas dempinguosim, nedempinguosim, bet reguliuosim. Ta prasme, kad jūs irgi čia turėsit žodį, mes visi bandysim
tame modelio kūrime bent jau pradžioje sudalyvauti. Ir su Libradermo yra žinoma medžiaga ir šita serija irgi pažįstama, aš jos nenaudojus, bet čia kam parodžiau, visi puikiai šitą sistemą žino, čia pasirodo tik aš atsilikus. Tai va, ir kaip minėjom, žinot, kad Dikulis lietuvis cirko artistas buvo garsus žmogus, nukrito, susilošino, visi jį pasmerkė, numarino, o jisai atsistojo ant kojų ir kuria krūvą tepalų, dalyvauja kažkokiuose atrankose ir jo tas centras turi rekomenduotinų daug produktų, kurių mūsų šeimos tikrai neatsisakys, tuo labiau, kad bus saitas integruotas, jūs savo problemą galėsit rasti pasiskaitę, pateikę užklausą ir gausit visą pilną informaciją. Bus eilė papildų. Apie papildus mano komandoje daug protingų daktarų ir kitų žingeidžių žmonių, kurie supranta, medikų turiu. Ir mes tikrai žiūrėsim, kad koncentracijos būtų tos, kurios mums reikia. Jūs žinot, ir C koncentracijos, ir kurkumos, ir D, kokia turi būti koncentracija, kad jinai būtų gydoma. Tai sudėtys tikrai bus natūralios, stipriai koncentruotos, o kainos labai konkurencingos. Tai be papildų mes nei kaip, nes žinot, kad valgom bevertį maistą, papildai turi būti būtinai. Bus, sakau, viskas, kas praktiškai namam antram plane reikia, viskas bus. Kvepalų bus mėginukai, labai didelis asortimentas, vyriški, moteriški, užsisakysit paletę, duosit partneriam pamėginti, kad žmogus užsisakinėtų ne taip, kad iš galvos ir bus, daug kur bus mėginukai. Tai va, o jeigu kas bijos, tai nusipirks pagal užklausą, pagal patarimą. Maisto produktai bus linų košė, cikorijos, Visalacijų fabriko labai gera cikorijos kava ir bus lieknėjimo ir storėjimo kompleksai, jums nereiks vargti, norėsit kudėt, pasispaudžiat liekninimosi produktai, išmesiu visas sistemas, ką jums ryte, ką jums vakare, kokius intarpus, bus viskas specialistų sumodeliuota, sukomplektuota ir galėsit sakyti, nevargti skaitydamos ar skaitydami, o paprasčiausiai pasitikėsit gamintojus, suvartosit kompleksą ir žiūrėsit. Tai va, toks bus tas Europos verslo projektų agentūros siūlomas naujas projektas ir Asta vėl grįžo prie pinigų. Aš suprantu, tai yra pats aktualiausias klausimas ir, kaip minėjau, nuo 3 pakopos jūs galit gauti absoliučiai naują mašiną arendai, nuomai, už simbolinę 100 eurų kainą ir yra skaidrės lentelė pridėta. Tai, kaip ir minėjau, turit pasiekti 3 lygį ir įsirinkti automobilį. Automobiliai trupučiuką, kai kurios markės bus apribotos kilometrais, siūloma 1800 km per mėnesį, kai kurie galės 3900 pravažiuoti, jeigu ne, truputį reiks damokėti, bet jau mes tikrai žiūrėsim, turim patirtį ir pripratom prie naujų mašinų, norime tų mašinų, tai kažkaip tuos kaštus tvarkysimės, kad kuo geresnė mašina ir kuo pigiau. Galėsit pasimti ir pačią brangiausią mašiną, nuo 3 pakopos jūs galit viską. Nuo 3 pakopos jūs galite imti aukščiausios klasės BMW, tik jūs turit pasiskaičiuoti. Jau tada jisai jums kainuos ne 100, nes sistema yra paskaičiuota taip. Jeigu jūs eisit per marketingą tinkamai, taip kaip sakom, pradžioj pasistatė 4 žmonės ir paskui jau tom pakopom teisingai šuoliuodami, mūsų patarimų klausydami, jūs mašinai niekada neimsit iš namų pinigų. Visada jūs gausit anksčiau atlygį, kad ir tą pačią išmoką 500, negu gausit automobilį. Taip, marketingas yra paskaičiuotas, kad nebūtų nusivylimų. Ir galvoju, kad tai yra labai teisingai. Bet jeigu jūs žinosit, kad jūs turit žmogų, kuriam reikia mašinos, ir jisai nei darbininkas, nei žingeidus, nei jam sveikata rūpi, nei jam pinigų, bet jisai neturi mašinos, o nori važiuoti su prabangia gera mašina. Jūs galite atsivesti į sistemą, jis dasirita iki 3 laiptelio, ir paskui jisai ten gali medituoti, tai gal už mašiną jis mokės ne 100, gal mokės 300 eurų, bet jo svajonė bus įsipildžius, o jūs turėsit partnerį, kuris jums atneš naudą tuo metu, ir paskui jisai, turėdamas tą mašiną, tikrai pamils tą sistemą, nes iš naujos mašinos nenorės lipti, nes mes irgi nenorim lipti. Mes dabar važinėjom su naujom mašinom ir ieškom alternatyvos, kur gauti lengvesnėm sąlygom naujas mašinas, nes jau priprato.
Tai mašinos kaip mašinos, bet vis tiek siūlau dar trupučiuką atsigręžti į SBM marketingą. Kur čia pliusai? Noriu užakcentuoti. Pirmas ir svarbiausias pliusas. Jeigu jūs lojalus SBM parduotuviai, sistemai, šitam kompleksui visam, jūs pradedat lipti karjeros laipteliais. Niekada jūs nepradėsit nuo nulio. Reiškia, marketingas yra kaupiamasis. Kiekvieną mėnesį, kaip jūsų struktūra pasidėlios, o jinai pas visus dėliosi skirtingai, jūs gausit savo marketinginį atlygį. Nuo 10 eurų iki 8-9 tūkstančių. Tai yra kas juodais skaičiukais parašyta. Bet pasiekę atitinkamą karjerinį laiptelį, jūs gausit papildomas vienkartinės išmokas. Tai va tas, kurios yra 100, 500, 1000, 3000, 10 tūkstančių ir 225 tūkstančių. Tai irgi labai motyvuoja, nes tuos marketinginius, tai jūs žinot, kad vieni apskaita bus po mėnesio, paskui reikės nusipirkti prekes, paskui mašiną reiks apsimokėti, jie kažkaip lengvai įsitaško. Bet kada jūs gaunat vienkartinę papildomą dar tokią išmoką ir jūs turit gyvenime tikslų, kad jums dabar yra kažkoks nuosmukis, jums reikia 10 000 eurų kažkam. Tai jūs pasižiūrite į lentelę ir žinot savo tikslą. Jums reikia 840 asmeninių taškų ir 70 000 apyvartos. Ir jūs turite 10 000. Jūs perlipat tą ribą, jūs gaunate 10 000. O paskui, jeigu nusivylimas, jūs galite toliau nebedirbti, bet jūs savo tikslą pasiekęs. Bet aišku, jeigu jūs paimsit 10, tai jūs neatsisakysit ir 25. Tai čia tik tai išmoka vienkartinė, jūs dar kiekvieną mėnesį gausit už atliktą darbą. O kadangi jūs šiandien čia mes visi susirinkę pionieriai, tai mes jūs visai skatinsim ir stumsim, mylėsim ir gerbsim, kad jūs tik tai propaguotumėte šitą sistemą. Tai kaip ir minėjau, jūsų tikslas pirminis turi pasiekti direktoriaus statusą, po direktoriaus statuso jūs peršokat į pasyvių pajamų, apie tai mes šnekėsim, marketingas yra praskaičiuotas, aš jį žinau, ten jūs jau nebegausit, nes jūs įsivaizduokit, kur dar matematika. Jūs, pavyzdžiui, pasikviečiat, visi sako, jeigu aš nerasiu aktyvių žmonių pasikviesti. Kada pasileis sistema startas, yra dar vienas labai geras marketinginis triukas. Aš tikiuosi, kad jis gerai dirbs, nes dabar programuotojai ten vis dar dirba, vargsta, aš žinau, kad tai yra labai sunku padaryti. Tada jūsų kabinetas, kur planšetės čia vaidmuo. Planšetė yra galinga, integruota ir integruota pilnai. Jeigu jūs iš savo planšetės išleisit informaciją kaip linką, kaip nuorodą, žmogus paspaus ant tos nuorodos ir jisai sakys, nu Ramutė, man pagalvojau, nervuok tu mane šitais 560, nieko man čia iš tos sistemos nereikia, man reikia vieno prieš uždegiminio tepalo. Nu tai tu sakyk, aš tau duodu nuorodą, tu pasispaudi ir užsiregistruoji. Tas žmogus, jis nesuvokdamas jau bus pas jūs sistemą. Jisai paspaudęs, nusipirkęs tą tepalą, jis visada bus pas jūs. Ir kas tada? Tas žmogus yra klientas, pirma pakopa. Jis, jo taškas atneš 1 eurą. Jis, jeigu reiškia neturi struktūros, jis perkasi, gauna cashbacką tą savo 12,5%, jis laimingas, nes gauna nuolaidą, tepalas geras, servisas geras, o jūs, stovėdamas direktoriaus statuse, gaunat už kiekvieną jo prapirktą tašką atotrūkį. Jūsų koeficiento įkainis 2,7, o jis perkasi už eurą. Ir čia irgi dar labai stiprus marketinginis postumis. Tie žmonės gali ateiti ir ne į verslo paketus. Jie gali, kuo daugiau jūs pritrauksit paprastų vartotojų, tai tuo daugiau jūs gausit pinigų. Bet mes jūs kviečiam kitam. Mes kviečiam pasistatyti struktūras tol, kol mes nepaleidom kaip vartojimo tos sistemos. Paskui mes jau padirbėsim pusę metų ir paleisim per YouTube'es, per visur reklamas laisva valia, kaip sako. O dabar jūs kviečiami sąmoningai susistatyti tas struktūras taip, kad jūsų pakopos, jūs turit praktiškai taip prieš paleisdamas vadžias, kai aš sakau, atsistoti į sidabrinio agento poziciją, o paskui jau bus labai sunku jūs pavyti. Šiai dienai mes turėtume atsistoti į sidabrinio auksinio agento pozicijas, į auksinio gal sunkoka dar, kol neveikia, bet į bronzinį mes šiai dienai savų žmonių tarpe laisvai galim pasiekti tą poziciją. Tai vat ir sakau, dar kartą noriu pabrėžti. Pinigų čia yra daug, jie turi visi išliekamąjį kaupiamąjį momentą, reiškia, jūs visada juos turėsit tuos taškus, ar bus riebesnis mėnuo, ar sausesnis, ir gausit papildomas išmokas. Nu, vat pastrigot, pavyzdžiui, sidabriniam agente. Jūs žinot, kad jums reikia 23 000 apyvartos, nes jums reikia, jūs susiplanavęs, kad jums kovo 17 reikia kažką pirkti už 3 000. Ir jūs einat, jūs žinot, kad be tų anų pinigų, kuriuos jūs prataškysit, pravalgysit ir prapirksit, jūs gausit vienkartinę 3 000 išmoką. Susikoncentruoja žmogus ir dirba.